tualetinis popierius jau senai mūsų tualetuose yra nemokamas, tai kodėlgi neturėtų būti ir higienos priemonių moterims reikalingų, nes mėnesinės kartais nepaklausia, kada joms ateit. Tai dėl šios priežasties ir atsirado tie rinkinukai būtent darbdaviams, kur gali būti tualete, darbe, tiesiog moterims visi higieniniai produktai. Taip, mes pajutom tai, kad vis tik mūsų visuomenė jau keičiasi. Ir keičiasi požiūris į moteris, į moterų menstruacijas ir pačios darbovietės, mokyklos, universitetai pradeda rūpintis ir jiems rūpi, kaip jos jaučiasi tų menstruacijų metu. Kai atėjo ta idėja daryti šį projektą, padarėme tokią apklausą. Apklausoje sudalyvavo beveik 1000 moterų, dauguma jų buvo iš darboviečių ir nedidelė dalis iš universitetų. Dauguma moterų atsakė, kad tualetinio popieriaus yra ir 94% atsakė, kad nėra jokių higienos priemonių jų darbovietėse ar universitetuose. Moteris dar atsakė į tai, kad menstruacijos užklumpa netikėtai. Berods 28% atsakė, kad būna nepasiruošę menstruacijoms. Tai kai tai atsitinka, kreipiamės dažniausiai pas savo draugę ar kaimynę ir klausiam, gal turi, bet jeigu tai yra tualete, lengvai prieinama, tai moteriai visiškai kitas streso lygis. Ji nebepajaus to streso, jeigu prasidėjo menstruacijos. Dauguma moterų paminėjo, kad joms yra svarbu ekologiškos higienos priemonės. Reiškia, kad įmoniai rūpi ne tik tiesiog priemonė higienos, ar ne, bet jiems rūpi ir moterų sveikata ir tai, kaip jos jaučiasi menstruacijų dienomis. Ta apklausa dar aš irgi, kadangi mačiau rezultatus, kas man įsiminė, kad pačios moterys galvoja, jeigu būtų atrodo paprasta tokia dėžutė tiesiog, jos jaustųsi, kad jomis rūpinasi labiau, ar ne darbdavys? Taip. Dauguma taip ir atsakė, kad taip, jos jaustųsi, kad darbdavys labiau jomis rūpinasi. Ir juolab, kai mes sakom, dabar tikrai darbdaviai palepina savo darbuotojus, praktiškai beveik visur galima rasti kavos ir kažkokių užkandukų, ir bananų, ir vaisių. Tai kodėlgi nepasirūpinti būtent moters tą jautriąją pusę ir pagelbėti šiek tiek joms. Mokykloms irgi siūlo? Taip. Su mokyklomis yra taip, kad mes jau labai ilgus metus, berods nuo 2014 metų, siūsdavom į mokyklas nemokamai mūsų įklotus, kad tiesiog jie būtų ir kad mergaitai prireikusiai galėtų kreiptis į ar tai sveikatos specialistę ir paprašyti tų produktų. Tai mes ir dabar dar tą darome, bet taip pat ir jau siūlome įsigyti mokykloms tas dėžutes, kurias galėtų jos pakabinti ar padėti kažkur tualete ir kiekvienai mergaitai tai būtų lengvai prieinama. Nereiktų eiti kažkur prašyti, o tiesiog tai būtų lengvai prieinama tualete. Ir aš manau, kad paauglėm tai yra ypatingai svarbu, nes mes pačios buvom paauglės ir mes žinom, kaip mes jautėmės, kai buvo menstruacijos ir tas toks ir gėdos jausmas ir kartais jos užtinka vėlgi ypatingai paauglystėje, tos menstruacijos yra nereguliarios, tai mergaitė ne visada bus pasiruošus. Tai manau, kiekviena matydama tą dėžutę tualete, ji galėtų daug ramiau jaustis pamokų metu. Bet ir užsiminėt apie tą gėdą, tai man klausimas, gal normalu, kad mokyklai, kai viskas nauja, gali mergaitė jausti tą gėdą, bet aš manau, kad vyresnių žmonių tarpe irgi čia nėra gal labai neįprastas dalykas. Tai ar buvo, pavyzdžiui, tam tikrų gal vadovų įmonės, kur turėjot kažkokį pokalbį ir pasakėt apie dėžutę ir jisai sako, čia šiek tiek, nežinau, gal nelabai. Ne, iš tiesų ne. Ir aš manau, tas požiūris tikrai keičiasi tiek vyrų, tiek ir moterų ir ypatingai jaunesnių vyrų, kurie, jie vis atviriau mes kalbam apie menstruacijas ir jie patys jau nesidrovi ir netgi patys norėtų padėti savo darbuotojams, savo moterims, kurios dirba jų tų vaikinų, vadovų, direktorių įmonėse, jie patys jau norėtų padėti joms ir kiekvienas įsigydamas Gentle Day dėžutę, jisai jaučiasi, ar tai būtų vadovė moteris, ar tai būtų vadovas vyras, jisai žino, kad Gentle Day vis tik išsikovojo jau tam tikrą vardą ir tai yra aukštos kokybės produktai. Galbūt yra tikrai žmonių, kurie pirmą kartą apie tai girdi ir galbūt yra tų pačių vadovų, kurie dabar klauso. Taip.
Tai kaip jie galėtų susisiekti ir gauti šitą galimybę? Taip, tai galite mus rasti gentleday.lt. Yra aprašymas apie šį projektą, jūs galite rasti ten ir dėžutes, ir papildymus, ir yra paprasta sistema, kur jūs galite užsisakyti tą dėžutę, tiesiog nupirkti internetu ir mes atsiunčiam ten, kur reikia. Plus mes planuojame daryti ir prenumeratos galimybę, kad darbovietėje nereiktų galvoti ir rūpintis, kada čia tie įklotai ateis, tai mes tiesiog turėsime šią galimybę ir įmonės galės pasinaudoti šią galimybę, būtent prenumeratos, tai ką jie užsisakys, kokie produktai turi atkeliauti ir papildyti jų dėžutes, nustatytų laiku tie papildymai ir atkeliaus. Jeigu turėtumėt klausimų papildomų, ar tai dėl kiekių, galbūt didesnių kiekių, tai visada galite su mumis susisiekti info@gentleday.com arba tiesiog paskambinti, mūsų kontaktus tikrai rasite gentleday.lt puslapyje.